Ar žinote, kad tyriant nusikaltimus ir skiriant bausmes, paprastai dalyvauja 3 institucijos? Nusikaltimo vietoje dažniausiai pirma pasirodo policija. Ji ieško įkalčių, apklausia su nusikaltimu susijusius žmonės ir tyria galimas nusikaltimo versijas. Šiam tyrimui vadovauja prokuroras. Gavęs užtektinai įrodymų, jis baigia tyrimą. Apie jo pabaigą praneša visiems su nusikaltimu susijusiems asmenims ir surašo kaltinamąjį aktą. Šį aktą kartu su bylos medžiaga prokuroras perduoda teismui. Teisėjas, susipažinęs su bylos medžiaga, paskiria teismo posėdį. Posėdyje gali tekti daryti pertraukų. Taip pat posėdžių gali būti ne vienas, nes teismui svarbu visus išklausyti ir viską sužinoti. Bent vienam dalyviui nepasirodžius, posėdį gali tekti nukelti. Viską apsvarstęs, teisėjas priima nuosprendį. Dalyviai išklauso jį teismo salėje arba gauna paštu. Nepatenkintas nuosprendžių bylos dalyvis gali kreiptis į aukštesnį teismą. Čia nuosprendis patikrinamas. Aukštesnis teismas jį gali panaikinti, pakeisti arba palikti galioti. Kelių pakopų Lietuvos teismų sistema padeda išvengti klaidų tyriant nusikaltimus, nes tik teisėsaugos institucijoms dirbant kartu gali būti įvykdytas teisingumas. Daugiau informacijos